nebus kelias rožėmis klotas. Namuose iš ligoninės grįžtančio Andriaus nekantriai laukė abu tėvai ir Jonelis. Jie buvo pasišovę pasitikti pasveikusį ligonį prie palatos durų. Tačiau mamai paskambinęs Andrius paprašė to nedaryti. Kodėl? Tai jis paaiškino jau apsireiškęs namuose. O apsireiškė jis ne vienas, o su Asta. Ir ne tik apsireiškė, pareiškė, kad atsivedė merginą, kuris sutiko už jo tekėti. Naujieną namiškiai sutiko savaip. Romas krestelėjo į fotelį ir pažvelgė į parėjusius nuostabos kupinomis akimis. Jonelis suriko valio, o Verutė skėstelėjus rankomis puolė prie vieno ir kito ištardama šaunuoliai. Kai Verutė su Astos pagalba padengė stalą ir šeima susėdo prie jo, Romas išėmė iš šaldytuvo apšerkšnijusį šampano butelį, pykštelėjo kamščių lubas ir pripildydamas taures tarė. Siūlau nedelsiant pakelti taures už būsimas vestuves ir jų kaltininkus. To paties pasisėdėjimo metu šeima nutarė vestuves iškelti karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną. Ir Andrius ir Asta pasisakė už tai, kad jos būtų kuklios, be svečių gausos. Tam pritarė ir Romas su Verute. Žinoma, pakviesti jas reikėtų darbų nuvargintą redakcijos bitelę Marytę ir Andriaus ligos metu jį pavadavusi redaktorių Petrą. Ir tada pasigirdo Verutės klausimas, privertęs visus suklusti. Astute, mes nieko nežinom apie jūsų, dabar jau sakysiu, tavo tėvus, kur jie? Juos turbūt kviesi ir mes turėsim progos su jais susipažinti. Klausimas dvelgtelėjo netikėtai. Ir greta Astos sėdėjęs Andrius pajuto merginos krūptelėjimą. Atsakė jis. Žinai, mamytė, po to, kai buvau išleistas iš ligoninės, mudu su Asta ilgokai vaikštinėjo miesto gatvėmis ir ji man papasakojo savo tėvų keistos meilės istoriją ir paragino merginą. Dabar būk gera, pati keletą žodžių apie juos pasakyk. Kaip bebūtų keista, tarė Asta, mano tėvai tokių pat tautybių kaip ir Andriaus. Mama Rusė, ji gyvena Ufoje. Lietuvis tėvas klaipėdietis. Tik pagalvokit, vėl skėstelėjo rankomis Verutė. O kodėl jie ne kartu? Į šį klausimą neįmanoma keliais žodžiais atsakyti. Andrius taikliai pasakė, jų meilė tikrai keista. Jie ir dabar gyvena neišsituokę, naujų šeimų nesukūrė, nes nenustojo vienas kito mylėję. Kas juos išskyrė ir, mano manimu, niekada nesuves? Tai, kad tėvas kažkaip keistai myli ne tik mamą, bet ir Lietuvą. Kai mama atsiduria greta jo, o jie visiškai laisvai kalba lietuviškai, jis po kurio laiko mato joje, jo žodžiais tariant, okupantų atstovę. Nu tai jam kažkas galvoja netvarkoja, atsiliepė Romas. Tokia meilė turėtų psichiatrai pasidomėti. O tu, Astute, tarė Verutė, vis dėlto abu juos į vestuves pakviesk. Tu juk vienintelis jų vaikas. Taip, tai jo labiau. Kaip manai, mama iš Ufos ryšys atvažiuot? Tikrai atvažiuos. O tavo tėvelį, savo mintį pratęsė Romas, mes paauklėsim. Jeigu jis vis dar nemato, kuo mūsų tėvynę pavertė ne rusai, o saviški okupantai. Beje, neseniai vienas pažįstamas, buvęs pedagogas, man padeklamavo tokį ketureilį. Lietuva, tėvynė mūsų. Šitiek metų tu be rusų, o tvarkos taip ir nėra. Kur pažvelgsi, ten bėda. Ar ne mūsų istorijos mokytojas Juozas jį sukūrė, paklausė Andrius. Jis. Ir jį reikia pakviesti į vestuves. Tai puikus pedagogas ir žmogus, dėja, taip ir nesuradęs savo antrosios pusės. Asta nesiryžo pasakyti Andriui tų dviejų Marytės ištartų žodžių. Neįsibėgėk, Asta, kurie ilgam jai sugadino nuotaiką. Ji paprašė, kad apie jų dviejų nusimatančias vestuves Marytei ir redaktoriui Petrui pasakytų, o taip pat ir pakviestų į jas būtent jis. Kai Andrių šią temą sušneko su Petru, šis paklausė, o kur ketina tokį svarbų įvykį atžymėti? Dar galutinai nenutarėm. Butas mažas, tai greičiausia kokią patalpėlę išsinuomosime. O gal man patikėtumėt šiuo reikalu pasirūpinti? Nesupratau. Tuoj suprasit, šyptelėjo Petras. Galiu pasiūlyti šiam reikalui savo sodo namelį. Vietos jame tikrai pakaks.
Puikus ir pats gamtos kampelis, greta minija, lapuočių miškelis, nu ir kaimynai mano šaunus. Jeigu visi svečiai pas mane nesutilps, sutiks priimti pas save nakvynį. Išgirdus iš Andriaus apie nusimatančias vestuves, Marytė žagtelėjo. Tačiau jokių komentarų šią temą Astai nepabėrė. Padėkojusi už kvietimą pasakė, jog vestuvėse būtinai dalyvaus. 2 pavasario ir vasaros sandūros mėnesiai praskriejo eiliniuose darbuose ir maloniuose pasiruošimo vestuvėms rūpesčiuose. Prieš savaitę iki raudona spalva kalendoriuje pažymėtos dienos iš Ufos atkeliavo ir pas dukrą apsistojo Liuda. Numatyta diena vasaros sode nušvito visomis širdį maloninančiomis spalvomis, padvelkė šį žemės lopinėlį puošiančių gėlių kvapais. Svečiai susirinko punktualiai, tik paskambinusi Marytė Andriui pasakė, kad dėja atvykti negalės, nes susirgo. Klaipėdietis Ignas apsireiškė gerokai pavėlavęs ir nustėro, pamatęs dailę šukuoseną pasidabinusią Liudą. Prie dukros nuotakos nepriėjęs, nepažįstamiesiems vyrams rankų nepaspaudęs, pasivadino buvusią žmoną ant trešnės pavėsį sukalto suolelio ir kamavo ją kalbomis tol, kol namelio šeimininkas Petras neiškentė sušuko. Ignai, Liuda, paburkuot galėsit po dukros vestuvių, o dabar metas sėsti prie stalo. Kai buvo pasakyta daug gražių žodžių, jaunavedžių adresu ir ištuštintas ne vienas butelis, vestuvių vairą į savo rankas paėmęs Petras pareiškė. O dabar prašau kiekvieną šios gražios šventės dalyvį prisiminti kokį nors įdomų gyvenimišką atsitikimą ir papasakoti mums. Pasakos visi, išskyrus jaunuosius. Geriausią pasakorių nustatys ir prizą jam įteiks jaunieji. O pradėsiu jums visiems leidus aš. Taigi, vieną gražią žiemos dieną nutarė mudu su dabar jau velionė žmonele nuvykti į Sovietską, pasistumdyti to prūsiškai rusiško miestelio turguje. Turėjo va mudu tada žiguliuką, juo ir nučiuožėme į Užnemunę. Sniego ana žiema privertė daug. Kelias visur buvo gerai nuvalytas, tik slidus, smėlių nepabarstytas. Ir štai, žvyrkeliu grįždami užsiplepėjo va, ratai posūkyje slystelėjo, mašinikė susimėtė ir ji, peršokus per pripustytą griovį, smigo į šaunę pusnį. Ir jau nei pirmin, nei atgal, o kastuvo nepasiėmė, taigi savo jėgom neįsikabarosi va. Bet štai iš už posūkio išniro sunkvežimis su būreliu kažkokiu ten darbininkų kėbulė. Vyrai neraginami iššoko, ant rankų išnešė ir pastatė žiguliuką ant kelio. O įdomiausia tai, ką tada vienas iš vyrų man pasakė. Jei sėdai už vairo, tai ir vairuok, negrabaliok mergai už kolienų. Kai kampanija pasijuokė, Petras suteikė žodį Romui. Prisidėjęs į lagaminą knygų, sąsiuvinių bei reikalingiausių skudurėlių, autobusu atbildėjau į dar seną Vilniaus autobusų stotį. Oras buvo pasakiškas, tad traukti į žvėryną pas seserį nutariau pėsčiomis per miesto centrą. Priartėjęs prie konservatorijos pastebėjau eilute sustatytus autobusus, vaikštinėjančius milicininkus, bet ką tai reiškia, nesuvokiau. Ir štai prieš akis Lenino aikštė, o prospektu žygiuoja tautiniais rūbais pasirėdęs jaunimas. Ties pagrindinėmis konservatorijos pastato durimis pamačiau iš lentų sumontuotą 3 laiptelių pakylą, ant kurios stovėjo ir rankomis mojo būrelį žmonių. Įdomu, pagalvojau, ir aš pažioplinėsiu. Pakilęs ant viršutinio laiptelio, atsistojau tarp 2 vyrų, prie kojų pasistačiau lagaminą ir ėmiau spoksoti į įvairiaspalvę eiseną. Dar nesuvokus, ką ta eisena reiškia, man lyg kažkokia keista nuojauta į galvą stuktelėjo. Pažvelgęs į kairiai stovėjusį vyriškę, nustėrau, jame atpažinau Sniečkų. Tada jau ne aš pasukau, o pati kvanktelėjimą pajutusi mano galva pasisuko į dešinę ir pasakė, kad kitas kaimynas yra Paleckis. Jie visiškai nepriepė dėmesio į tarp jų atsidūrusi vaikiną su lagaminu, o aš jį sugriebęs
Lėtai, lėtai nusileidau kojas svilinančiais laipteliais ir kaip šunybė iškrėtęs katinas pro stovinčius autobusus nupėdinau Cvirkos gatvės link. Kai Romas nutilo, pametėti klausimą suskubo Andrius. Ir nieks nesulaikė? Lagamino turinio neiškratė? Ne. Na ir žioplį sugavo milicininkai. O jokio žioplio sūnau jie nesugavo, tokie buvo laikai. Tada nereikėjo Respublikos vadovams saugotis, nes jie dirbo tautos labui ir buvo gerbiami. Tai dabar priviso šimtai apsauginių, kurie iš didžiulės algas akylai saugoja ypač taip vadinamą šunaują nekenčiančius vadukus. Antai prieš 10 metų lankiausi Šakiuose pas garbaus amžiaus paskutinį gyvą tėvo klasės draugą Kazlauską. Ir tas apsilankymas sutapo su biusto Vincui Kudirkai prie autobusų stoties atidengimu. Žiūriu ir akim netikiu. Pats Landsbergis šaligatviu slenka. Jau tada į kuprą susimetęs. Iš visų 4 pusių raumeningų vyrukų dabojamas. Matyt, bijo tėtušis šunaujos, pagalvojau. Landsbergio nelieskit, pasigirdo iki šiol tylėjusio Igno balsas. Tai šventas žmogus, ne jums lygus. Į šią repliką niekas nesureagavo. Ji kompanijos šurmulyje iškart paskendo. Tik Liuda metė į jos autorių žvilgsnį, kuriame lengvai matėsi gaižumas. O dabar norim išgirsti, ką mums mokytojas Juozas paporins, tęsė savo misiją Petras. Gal ką įdomaus iš pedagoginio darbo patirties išgirsim? Ne, atsiliepė Juozas, pedagogikos neliesiu. Papasakosiu aš nuotykį visai iš kitos operos. Taigi, anais laikais buvau įsigijęs vengrišką motociklą Panoniją, net su priekaba. Tuo metu tai buvo puikus transportas, net žiemą juo naudojausi. Štai kartą važiuoju to motociklu į Klaipėdą. Jau Rimkus pravažiavau, jau Šilutės plentus lenku, o priekyje neskubėdamas sunkvežimis bilda. Jo kėbulė 2 pririšti jaučiai stovi. Suprantu, kur tie nabagai vežami. Netoliese, dešinėje, jau matosi mėsos kombinatas. Norėjau aš lenkti tą sunkvežimį, bet to padaryti neleido vis priešais išlendančios mašinos. Bet štai staiga vienam jaučiui pavyko atitrūkt ir jis pro užpakalinį bortą dribtelėjo ant asfalto. Neįsilaikė ant kojų, griuvo ant šono visai greta mano motociklo priekabos. Gerai dar, kad šliauždamas paskui sunkvežimį prisilaikiau atitinkamo atstumo. Jeigu būčiau važiavęs 1 metrų arčiau, jautis iš manęs ir motociklo būtų blyną padaręs. Nieko sau nuotykis, ištarė Andrius. O jautis? O jautis pašoko ir movė į laukus. Mačiau, kaip jį vijosi mašiną sustabdęs vairuotojas, bet nemanau, kad jam vienam pavyko tokį galingą padarą sugauti ir grąžinti. Na, Ignai, paragino Petras, dabar jūsų eilė, ką nors įdomaus papasakot. O ką aš jums mokytėm galiu papasakot, susiraukė šis, jau gerokai kaušęs. Gal kaip ruskelė Liudą Rusinę pasigavau. Ar tai bus jums įdomu? Ne, tikrai nebus, atsakė Petras, jau supratęs, kokia balta varna prie šio stalo nutupė. Tada aš žodį suteiksiu mūsų mieloms moterims. Pirma Andriaus mamytei Verutei, paskui iš tolių atkeliavusiai Liudai. Tiesa, žinodamas, kad abi jūs esate rusų tautos atstovės ir gerbdamas jūs, prašau savo pasakojimus pateikti mums savo gimtąją kalbą. Ir kreipėsi į susirinkusius. Ar pritarėt? Kai šiai klausimą atsakė plojimais, pasigirdo Igno balsas. Ponai, čia ne Rusynas, o Lietuva. Aš Klaipėdoj kasdien girdžiu šią šunišką kalbą. Čia man jos nereikia. Bet to šiandien mūsų valstybės, o ne Rusyno diena. Šie žodžiai keliom akimirkom užgesino draugiškai šventinį šurmulį. Ir tada įsivyravusioje tyloje nuskambo skardžiu tapęs Astos balsas. Tu, tėve, čia buvai pakviestas į savo vienintelės dukros vestuves. Dabar aš supratau, kad be reikalo tai buvo padaryta. Tu įžeidei ne tik mano mamytę, bet ir mano vyro mamą. Tu įžeidei mane, įžeidei visus čia susirinkusius. Todėl tu mano šiol ne tėvas, o visiškai svetimas žmogus. Prašau tuoj pat atsikelt ir dingt iš mūsų akių.
Astute gal nereikia, juk Ignas visai girtas, įsiterpė Verutė. Reikia, pakaks jo kiaulyšių, sakė Asta, ir tuoj pat telefonu iškvietė taksi. Kai šis atvyko, vairuotojai paprašė nuvežti dar kažką sapaliuojantį vyriškį į Klaipėdą. Po pertraukėlės, kurios metu buvo pasivaikščiota Minijos pakrantė, prie stalo jaunuosius ir vyrus pakvietė jau spėjusios susidraugauti Verutė su Liuda. Kompanijos laukė tortai, sultys ir kava. O dabar paprašysiu mums ką nors įdomaus papasakoti Andriaus mamytę, savo misiją tęsė Petras. Ir kartoju, būtinai rusų kalba. Mano vyras čia prisiminė neįprastą situaciją, kai jis dainų šventės metu buvo atsidūręs greta Sniečkaus. Šypsodamasi pradėjo pasakoti Verutė. Taigi ir man, bet jau visai kitoje situacijoje teko su šiuo žmogum susidurti. Kadaise. Nedidelėje kaimo 8-metėje mokykloje dirbau pionierių vadovė. Dirbau iš peties. Mokykloje buvo gausų renginių ir man teko garbė dalyvauti Kaune vykusiame mokytojų suvažiavime. Kalbėtojų buvo nemažai. Pranešimą skaitė ministras Mečislovas Gedvilas. Pagaliau išgirdau, kad žodis suteikiamas Antanui Sniečkui. Ir tuo metu aš pajutau, kad mane ėmė pykinti. Tiesiog klaikiai. Gerai, kad sėdėjau netoli durų, tad Sniečkui einant link tribūnos nėriau į tualetą. Kai sugrįžau, sekretorius buvo bebaigęs kalbėti. Iš jo išgirdau tik gražius palinkėjimus pedagogams. Taigi Sniečkui bekalbant pajutau, kad esu nėščia, o tas mano vaisius šiandien sėdi čia ir džiaugiasi šaunią nuotaką susiradęs. Tikrai įdomu, atsiliepė Petras. Tokiu būdu, gerbiamas Andriaus Sniečkų galima laikyti jūsų krikšto tėvu. Na, o kokią istoriją prisiminė ponia Liuda? Primenu, pasakojat rusiškai. O aš papasakosiu įvykį, kurį prisimintų ir Ignas, jeigu jis nebūtų čia nusigėręs ir kiauliškai nusišnekėjęs. Mes su juo susitokėm Birske. Ir kol negavome buto, gyvenome išsinuomotame medinėme namelėje miestelio pakraštyje. Kiemas prie to namelio buvo aptvertas štakietų tvora, štakietais buvo apkalti ir vartai su varteliais. Ta žiema nepagailėjo sniego, o vieną dieną ilgai pūstė ir taip užpūstė vartus, kad iš pusnies kyšotų tik štakietų galai kyšojo. Sėdim mudu tą vakarą prie stalo, kambarį žvarbu, tai karštą arbatą girsnojo ir štai už lango pasigirsta kažkoks keistas, bet ne šuns, urzgimas. Man darosi nejauku. Aš visada buvau bailoka, o Ignas pašoko, sako, reikia pažiūrėti, kas ten nenustoja urzgęs. Išėjo žibintų pasišviesdamas, o aš išdrebu iš baimės. Sugrįžo jis besijuokdamas ir štai ką papasakojo. Pasirodo, visiškai girtas kaimynas tamsoje nerado savo namų ir bandė perlipti per mūsų vartų iš sniego išsikišusi štakietų galus, bet žengdamas griuvo ant nugaros. Ir tada vienas kerzinis batas, žinoma, kartu su koja, užsimovė ant štakieto. Bando atsikelt vargšas, bet tai padaryti jam neleidžia prie štakieto prirakintą koją. Jam matyt atrodė, kad kažkas laiko jį už kojas, nes kartoja, pusty, paleisk, kas mum ir pasirodė urzgimu. Numovė Ignas nuo štakieto batą su koja, pakėlė kaimyną ir pristatė jį, nieko nesuvokiantį, laukiančiai, nesulaukiančiai žmonai. Gerai dar, kad mudu išgirdom tą urzgimą, nes pigino šaltis ir tas vyriškis būtų mirtinai sušalęs. Na, matot, kiek įdomių istorijų mes šiandien išgirdom, susirinkusių pasakojimus apibendrino Petras. Verta šiai kompanijai dažniau susirinkti, o ši mano stuba, kaip įsitikinote, tikrai tam tinkama. Pone Liuda, apgailestauju, kad puikia šios šventės atmosferą sudrumstė netinkamas jūsų buvusio vyro elgesys. Ir vis dėlto noriu paklausti, ką jis prieš pobūvį, kai dar nebuvo išgėręs, jums tai karštai dėstė sode ant suolelio, žinoma, jeigu tai nėra jūsų paslaptis. Jokios paslapties nėra, lietuviškai atsakė Liuda. Jis ragino mane grįžti Lietuvon ir vėl gyventi su juo. Tikiuosi, tu nepažadėjai vėl į jo pinklės įsivelt, įsiterpė Asta. Ne, daugiau to tai nebus, suskubo paaiškinti Liuda.
O suviliot mane jis bandė tuo, kad dabar erdviame bute gyvena vienas, nes mama mirė, o sesuo, jo žodžiais tariant, savo prieglobstį lygi grabo lentos rado durnynę. O gal vis dėlto jums vertėtų sugrįžti Lietuvon? Paklausė Petras. Taip nuostabiai lietuviškai kalbat. Nesupratau. Ne, aš neraginu jūs vėl su tuo kvailiojančiu pijokėliu gyventi. Sugrįžkit pas savo vienintelę dukrą, žentą, matysit, jie anūkais jūs apdovanos. Bet aš dar dirbu. Žinau, man Asta sakė. Ir dar žinau, kad muzikos mokykloje jūs mokate vaikus fortepijonų skambinti. Tai va, ponė Liuda, ir mūsų miestelė yra muzikos mokykla, o jos direktorė gera mano pažįstama man pasakė, kad naujiems mokslo metam jai reikalinga tokia kaip jūs specialistė. Nepraleiskit progos. Mama, sušuko Asta, negi mes vėl galėsim būti kartu. Aš pagalvosiu. Pagalvokite, ponė Liuda, tęsė Petras, o mes jūsų lauksime. Na, o dabar mūsų jaunieji nori pasakyti, kuris iš pasakorių tapo nugalėtoju, kuriam žodį suteikti? Andriui, Astai? Man, atsiliepė Asta. Prašau. 2 asmenų vertinimo komisija, stengdamasi kalbėti rimtai, pradėjo mergina, nutarė įdomiais pripažinti visus pasakojimus ir pirmąją vietą skirti visiems pasakoriam, o prizas. Prašau paklausyti Oginskio polonezo, kuris skambina mano mama. Ir jungė magnetofoną. Įrašą kompanija išklausė susikaupusi, tačiau netrukus jį vėl linksmai šurmuliavo, o pobūvio valdžios vadžių iš rankų neišleidęs Petras savo šaldytuve dar atrado šampano butelį ir netrukus taurės buvo pakeltos už Liudos persikėlimą į Lietuvą. Jau vakare, kai atėjo metas skirstytis, Petras tarė. Daug linkėjimų šiandien buvo išsakyta jauniesiems. Dabar norėčiau, kad abiejų mamyčių ir savo vardu baigiamai, o gal ir apibendrinantį linkėjimą pasakytų Andriaus tėvelis. Na, jeigu jau man žodis suteiktas visų čia esančių tėvų vardu, ištarė jis atsistojęs, tai Liudą su Verute prašau atsistoti greta manęs ir iš abiejų pusių paremti. Kai šios priejo ir paėmė jį už parankių, pratęsė. Mieli vaikučiai, šiandien mes palydime jūs į naujai sukurtos šeimos gyvenimą. Palydime ne geltonsnapius nesubrendėlius, o jau nemažai gyvenimiškos patirties sukaupusius žmonės, pagal savo profesiją kitus mokančius, kaip reikia gyventi. Šaunu, kad jis sujungia meilė, kuri neabejojame niekada neišblės. Ji visada lydės tame kelyje, kuris nebus rožėm klotas. O dar savo ir abiejų mamyčių vardu noriu pasidžiaugti, kad jūs esate jokiem politiniam vėjam nesilenkintys, eilinį žmogų, gerbiantys ir ginantys, savo gimtąją šalį mylintys ir turintys tvirtą pilietinę poziciją. Kai buvo paplota, prie jaunavedžių priėjo Juozas, abudu apkabino, o Liudos paklausė, atleiskit, ponė Liuda, paslaptį, atskleiskit, ponė Liuda, paslaptį. Kodėl šiandien nuskambėjo būtent Oginskio polonezas? O todėl, kad tai atsisveikinimo su tėvynė melodija. Tikriausiai su savo tėvynė atsisveikinsiu aš. Girdėjau, kad su tėvynė atsisveikino 100 000 lietuvių. Kažkam reikėjo kraujo. Niūrią gruodžio dieną tarnybos reikalai nuvedė Andrių į Kauną. Atgal jis važiavo sutemus, monotoniškai valytuvėms šluojant nuo stiklo drėgnų snaigių miglą. Ties gargždais nutilo variklis ir mašina, kaip bejėgis padaras sustingo kelkraštyje. Kuras baigtis negalėjo. Kryžkalnyje Andrius prisipylė pilną bakaną ir daviklis apie tokią bėdą būtų iš anksto pasakęs. Kamegi priežastis? Bet kas iš to, jeigu jis pasišvietęs prožektorium nustatys gedimą?
Žiemos naktį snaigėms drebent, išeitys gali būti dvi. Arba sėdėti mašinoje laukiant, kol prašvis, arba bandyti sustabdyti pravažiuojančią mašiną ir palikus savąją pasiekti Klaipėdą. Pirma išeitis neišeitis, nes tai būtų dantimis kalenimas. Įjungęs avarinės šviesas ir atsistojęs greta mašinos, Andrius ėmėsi mojuoti pravažiuojančių ratų vairuotojams. Nenorėjo šią naktį vargstančiajam padėti. Skriejo pro šalį nemažindami greičio, aptaškydami į sniego žliugės purslais. Ir vis dėlto Andrius vilties neprarado, kad kas nors pasigailės ir sustos. Galop sučirškė priartėjusios mašinos stabdžiai, pasigirdo vyriškų balsų mestas klausimas. Kas nutiko, gerbiamasis? Tas gerbiamasis suteikė Andriui vilčių, kad pagalba bus suteikta. Kai paaiškino ramiai burzgiančios mašinos vairuotojui, kas nutiko, šis nedvėjodamas pareiškė. Na, palikt mašiną iki ryto čia nesaugu. Tuoj paimsiu virvę ir nubuksiruosiu iki Klaipėdos, o ten, žinoma, jau rytoj pažiūrėsim, kokia liga jis susirgo. Tinka? Tai žinoma. Andriui buvo tekę vairuoti sugedusią mašiną prie kitos ją prikabinus. Tačiau šis atvejis visiškai nebuvo panašus į kitus. Akumuliatoriaus maitinami šviestuvai sunkiai leido įžiūrėti raudonuojančius velkančios mašinos žibintus. Vos šliaužiantys valytuvai sunkiai stūmė nuo stiklo šlapdribos gaminius. Klaipėda juos pasitiko šviesomis, nustojo drėbęs sniegas. Sustojo netoli geležinkelio stoties, iš lengvo sunkvežimio kabinos iššokęs vairuotojas pasakė. Čia ir paliksim nakčiai jūsų mašiną, o kai prašvis, nustatysime gedimą, o gal ir suremontuosim. Andrius su nuostaba žvelgė į nepažįstamą vyriškį, kuris ne tik atitempė jo mašiną į Klaipėdą, bet dar ketino suteikti tolimesnę pagalbą. Šviesiaplaukis, judrus, jis mikliai atkabino virvę, paklausė. Jūs klaipėdietis? Ne, aš iš gretimo rajono. Įdėmiai pažvelgė šyptelio. Iš rankų sprendžiu, kad ne fiziniu darbu užsiminėjat. Gal mokytojas? Tai kad ne, žurnalistas. Štai kaip. Na, su žurnalistu tikrai verta susipažinti. Ir ištiesė ranką. Gediminas. Andrius. Spėju, kad jūs dabar ketinat keliauti į autobusų stotį, o rytoj grįžt mašinos gelbėti. Taip? Žinoma. Tai va, Andriau. Aš esu profesionalus vairuotojas ir turiu gerų draugelių, kurie rytoj padėtų sutvarkyti jūsų mašiną. Dabar niekur nekeliaukit, nakvokit pas mane, o grįšite namo rytoj, kai sutvarkysi mašiną. Juolab, kad rytoj šeštadienis, nedarbo diena, tai ir skubėti nereikės. Na, čia jau kažkokia pasaka su laiminga pabaiga. Pasaka bus rytoj, o dabar sėskite į mano mašiną ir pirmin. Ačiū, paklusiu. Tik pirma žmonai paskambinsiu, perspėsiu, kad šiandien nelauktų. Na, tai būtinai tą reikia padaryti. Asta pasakė Andriui, kad Jonelis paruošė pamokas, o ji parėjusi iš darbo iškepė abiejų vyrų mėgiamus pyragaičius su bruknių uogienė. Na kągi, jei taip išėjo, kad jis nakvos Klaipėdoje, pyragaičius pašildys rytoj, kai Andrius sugrįš. Po pasisėdėjimo virtuvėje prie stalo Gediminas pakvietė svečią į kambarį ir atsisėdęs fotelėje priešais tarė. Manau, pats likimas atsiuntė man žurnalistą. Ar sutiksite išklausyti mano pasakojimą apie beveik 20 metų senumo įvykį? Būtinai išklausysiu. O jūs norit, kad aš apie tai parašyčiau? Čia jums spręsti, ar verta rašyti. Bet pirmiausia, duosiu perskaityti kai kurias iškarpas iš senos spaudos. Nebejoju, kad visą tai jums pažįstame, tad tik prisiminsite tai, kas anuomet buvo rašoma. Gediminas atidarė sekcijos dureles, pasirausė žurnalų pluoštį, ištraukė mėlyną aplankalą ir išėmęs iš jo lapelį padavė svečiui. Perskaitykite. Ir Andrius įniko skaityti tai, ką jau buvo primiršęs. Lietuvos Respublikos aukščiausiosios tarybos nutarimas dėl 1967 metų spalio 12 dienos TSRS visuotinės karinės prievolės įstatymo negaliojimo Lietuvos Respublikos teritorijoje.
Lietuvos Respublikos aukščiausioji taryba, remdamasi Lietuvos Respublikos 1990 m. kovo 11 dienos įstatymu dėl Lietuvos Respublikos laikinojo pagrindinio įstatymo 3 straipsnių išaiškina, kad 1967 m. spalio 12 dienos TSRS visuotinės karinės prievolės įstatymas Lietuvos Respublikos piliečių atžvilgių negalioja. Lietuvos Respublikos aukščiausiosios tarybos pirmininkas Landsbergis, Vilnius, 1990 m. kovo 12 diena. Kitas nutarimas. Lietuvos Respublikos aukščiausios tarybos kreipimasis į TSRS aukščiausiosios tarybos pirmininką. Lietuvos Respublikos aukščiausioji taryba, remdamasi Lietuvos Respublikos aukščiausios tarybos aktu dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo pareiškė: Pirmas. Nuo 1940 metų birželio 15 dienos TSRS ginkluotų pajėgų dalinių buvimas Lietuvos teritorijoje neturėjo ir dabar neturi teisinio pagrindo. Vadovaudamasi tebegaliojančios 1920 metų Liepos 12 dienos Lietuvos taikos sutarties su Tarybų Rusija 1 ir 2 straipsnių nuostatomis, Lietuvos Respublikos aukščiausioji taryba kviečia TSRS vyriausybę pritarti jos pasiūlymui artimiausiai ir abiems šalims palankiu metu pradėti derybas dėl paminėtų dalinių statuso, dislokavimo ir visiško išvedimo iš Lietuvos Respublikos teritorijos. Kol tai nebus išspręsta, TSRS ginkluotosios pajėgos, vidaus, valstybės saugumo ir pasienio kariuomenė neturėtų vykdyti Respublikos teritorijoje manevrų, perdislokavimo ir esamo kontingento didinimo. Kartu Respublikos vyriausybė rūpinsis TSRS ginkluotų pajėgų karių, karininkų ir jų šeimų saugumu Lietuvoje. Antra. Lietuvos žmonės ir Lietuvos Respublikos aukščiausioji taryba nori, kad už Lietuvos ribų esantys Lietuvos Respublikos piliečiai, kareiviai, karininkai ir jų šeimos būtų apsaugoti ir nedelsiant sugrąžinti į Lietuvą. Prašoma jūs, gerbiamas TSRS aukščiausios tarybos pirmininkė, duoti atitinkamus nurodymus TSRS vyriausybei. Lietuvos Respublikos aukščiausiosios tarybos pirmininkas Landsbergis, Vilnius, 1990 m. kovo 13 diena. Na, aš gerai pamenu šiuos tada priimtus sprendimus, tarė Andrius, perskaitęs tai, ką jam padavė Gediminas. Mano manimu, tai buvo pareikšta per daug skubotai, tuoj pat po nepriklausomybės akto paskelbimo. Bet kodėl jūs po tiek metų domina ši tema? O todėl, kad aš buvau vienas iš tų lengvatikių, kurie patikėjo tą atseit jau nepriklausomos Lietuvos galia, kurios ten visiškai nebuvo. Tada vos ne kiekvienas aukščiausiosios tarybos narys ėmė triūbyti, kad lietuviai neturi tarnauti svetimos valstybės kariuomenė. Jie ragino mus, davusius priesaigą TSRS, tapti dezertyrais. Žadėjo, jeigu kas, apginti. Ir ką? Aš tada jau 2 metai tarnavau Kaliningrado srityje dislokuotam daliniui, gavęs iš tėvo laišką, kuriame jis rašė, kad aš tiesiog privalau mesti tarnybą svetimšaliam ir dumti namo, tuoj pat moviau iš dalinio Lietuvos link. O paskui jūs desantininkai sugavo, apkūlė ir sugrąžino į dalinį? Pertraukė Andrius. Ne, niekas manęs nekūlė. Apkulti buvo tie, kuriuos naujoji Lietuvos valdžia patalpino į naujosios Vilniaus psichiatrinę ligoninę. Labai įdomu, tai pasakokit toliau, klausau. Pabėgti iš dalinio sudėtinga nebuvo, tačiau buvo akivaizdu, kad jeigu aš, neturėdamas jokio pateisinamo dokumento, trauksiu Lietuvon uniformuotas, mane gal jau tą pačią dieną sulaikys. Ir dingęs iš dalinio nuskuodžiau į gretimai buvusį kolūkį. Jame rudenį dalyvavome derliaus nuėmime. Ir aš susipažinau su ten gyvenusiu lietuvių brigadininku. Taigi, susiradau aš tą Donatą ir pasakiau, kad ketinu keliauti Lietuvon. Ką tu galvoji, vaikeli, išgirdau. Jeigu ne čia, tai jau namuose tave nutvers, nubaus ir grąžins į dalinį, kol dar nevėlu sugrįžk. Bet Lietuva jau nepriklausoma. Ir Landsbergis ragina lietuvius mesti tarnybą svetimoj kariuomeniai, bandžiau prieštarauti. Donatas tada skaniai nusijuokė ir pasakė, na kągi, keliauk,
Rūbelius aš tau surasiu, o uniformą palik pas mane. Kai sugrįši, vėl užsivilksi. Davė jis man tada 10 rublių ir aš nesunkiai parsigavau pas tėvus į Klaipėdą. Jau po kelių dienų mane pasiekė žinia, kad tokie kaip aš bėgliai gaudomi. Pasislėpiau tėvų namelyje kolektyvinėme sode, o jų butą ėmė lankyti kariškiai, klausinėti apie mane. Atvykęs tėvas pasakė įtaręs, kad butas sekamas. Taigi tupėjau sode kaip pelė po šluotą. Net kaimynams stengiausi nesirodyti. Tačiau buvo dar tik kovas, šalta, tad galėjau išduoti besikūrenančios krosnelės dūmai. Tada tėvui leidus ėmiau blizginti elektrinį pečiuką ir gaudžiau radijo žinias. Kai išgirdau, kad desantininkai apkūlė Naujojoje Vilnioje besislapstančius bėglius, supratau, kad anksčiau ar vėliau ir aš to paties sulauksiu. Pasitarę su tėvu, nutariau grįžti į savo dalinį. Ir kaip pasitiko Donatas? Jis pritarė mano poelgiui, pasakė, kad Lietuvos kelias į tikrą, o ne popierinę nepriklausomybę bus ilgas. Tad aš galėsiu ramiai baigti tarnybą tarybinėje kariuomenėje. O kaip tarybinė kariuomenė pasitiko lietuvišką bėglį? Nuogi dalinio vadas pasakė iškart supratęs, kas mane paskatino bėgti. Pridūrė tikėjęs, kad susiprotėsiu ir sugrįšiu. Pasiūlė 3 parų praleisti daboklį ir gerai pagalvoti apie ateitį. Na ir ką sugalvojot? Aš džiaugiausi pelnęs tokią menką nuobaudą, o paskui sėkmingai tarnavau, vadovybė man ant antpečių net porą makaronų užmetė ir viskas. Tada nesuprantu, kodėl šią istoriją jūs norėjote žurnalistui papasakoti. Rašyti tai nėra apie ką, jau daug metų praėjo. Matot, Andriau, mano istorija tikrai paprasta ir rimtesnio dėmesio neverta. Tačiau jūs žinot, kas tada nutiko tiem vaikinam, kurie pabėgė iš kariuomenės nesislapstė, kai aš sode, o kreipėsi į tos aukščiausios tarybos deputatus, kurių vardu Landsbergis buvo sukūręs minėtus dokumentus. Tie deputatai žadėjo jiems apsaugą, o iš apsaugos išėjo šnipštas. Gal aš ir klystu, bet man atrodo, kad jie, kaip ir aš, tada dar Tarybų sąjungos piliečiai, padarė didžiulę klaidą bėgdami iš kariuomenės. O klaidą padarė todėl, kad patikėjo Landsbergio ir kitų tuometinių politikų paistalais. Bet ir tai dar nėra svarbiausia. Svarbiausia vėlgi mano manimu tai, kad naujoji ką tik gimusios nepriklausomos Lietuvos valdžia nuo pat savo pirmų žingsnių siekė, kad ne ji, o eiliniai lietuviai pralietų kuo daugiau kraujo. Ir vaikinus iš kariuomenės bėgti ragino ne todėl, kad norėjo išgelbėti juos nuo atseit Dedovščinos pasitypčiojimų. To buvo siekiama išprovokuoti rusų kariškius, kad jie pralietų kuo daugiau mūsiškių vaikinų kraujo. Įdomias išvadas darot, pastebėjo Andrius. Tos išvados jau senai padarytos, pratęsė Gediminas. Ir ne aš jas išsigalvojau. Tai, kad mūsų valdžiai tada reikėjo kraujo, patvirtino sausio įvykiai. Gyvenimiška, o ypač žurnalistinė patirtis Andriui kuždėjo, kad nevalia atvirauti su nepažįstamu žmogumi. Tačiau jis jautė, kad padėti jam pasišovęs vyriškis daug metų nešiojo savyje minčių pritvinkusį skaudulį. Ir dabar sutikęs žurnalistą norėjo jį išlieti, o galbūt ir rasti bendramintį. Kraujas Naujosios Vilnios ligoninėje buvo pralietas, tęsė Gediminas. Bet ne tiek daug, kaip tikėjosi valdžios vadžias į rankas paėmė žmonės. Vėliau, kad pasaulio visuomenė išgirstų, kaip už laisvę kovoja lietuviai ir kokie žvėrys yra sovietų kariškiai, prireikė sausio įvykių ir medininkų. Ne, komentuoti Gedimino minčių Andrius nebuvo linkęs. Tačiau išklausyti atsitiktinai sutikto žmogaus pamąstymų norėjosi. Tai buvo jo profesijos penas. O vyriškis, truputį patylėjęs ir pamaigęs languotos staltiesės kampą, vėl prabilo. Prieš keletą metų skridau į Airiją ten gyvenančios sesers aplankyti. Šalia manęs lėktuve sėdėjo pagyvenusi moteris ir sklaidė lietuviškos spaudos iškarpas. Pasidomėjau, kas jose. Ir netrukus žinojau, kad jos, Birutės, buvusios mokytojos, dabar Airijoje gyvenantis sūnus Gintaras,
tada buvo tarp tų, kuriuos Naujojoje Vilnioje aplupo desantininkai. Ir ką? Jo sūnaus istorija priminė manąją, bet tik iš dalies. Gintaras tarnavo Leningrade ir euforijos pagautas dėjo į kulnis. Ne vienas, dar su keliais lietuviais. Vaikinai aukštai pakeltom galvomis nusigavo į nepriklausomybę paskelbusią aukščiausiąją tarybą, kur net tuometinė premjerė Prunskienė pagyrė juos už patriotinį poelgį, patarė vykti į Naujosios Vilnios psichiatrinę ligoninę, kur garantavo jiems apsaugą nuo esą šėlstančių sovietinių kariškių. Matė vaikinai pro ligoninės langus, kad kieme slampinėjo milicininkas. Ir tai buvo visa žadėta apsauga. Na, o bėglių poelgis buvo neblogai išreklamuotas. Ir juos ligoninėje ėmė lankyti vakarietiški žurnalistai. Jie gyrė vaikinus pasipriešinus sovietiniai okupacijai. O paskui jūs žinot, viskas klostėsi pagal iš anksto paruoštą planą. Vaikinus reikėjo sumušti, tik dėja kraujo per mažai buvo pralieta. Sugrąžinti juos į dalinius ir visam pasauliui patriubyti apie ant nepriklausomybės aukuro sudėtas aukas. Bet aš nukrypau nuo pasakojimo apie mano bendrakeleivės sūnaus likimą. Jam tą naktį desantininkai apdaužė galvą, bet Gintaras sugebėjo ištrūkti, išbėgti į kiemą ir pasislėpti. O ką jis turėjo tokioje situacijoje daryti toliau? Jis, o ypač jo mama, suprato, kad savo tikslą šviežiai iškepti Lietuvos policininkai pasiekė, kad bėgliai daugiau jiem nereikalingi ir jų tikrai negins. O bėgliai, kaip ir aš, buvo dezertyrai tos TSRS, Lietuvos išėjimą, iš kurios dar niekas nebuvo pripažinęs. Ir tada Birutė priėmė tokį sprendimą, kaip ir aš. Sūnus turi sugrįžti į savo dalinį. Prisidėjusi į krepšį dešrų, rūkytų lašinių ir stakliškų gėrimų, pati su Gintaru nuvyko į Leningradą ir atsiprašė dalinio vado už kvailą sūnaus poelgį. Incidentas išsisprendė taikiai. Gintaras, kaip ir aš, 3 paras pailsėjo daboklėje ir sėkmingai atitarnavo likusį laiką. O paskui jis atsidūrė Airijoje. Ne iš karto. Bandė eiti motinos pėdomis. Įstojo į pedagoginį. Tačiau užbaigti studijų nedavė apdaužytos galvos skausmai. Vedė, gimė ir paaugo dukrelė. Ir tada abudu čia ilgokai besiblaškė ir neradę savo vietos jauni žmonės, pažįstamų žmonių pavyzdžių, nutarė paieškoti laimės Airijoje. Juolab, galvos gydymui reikėjo pinigų, o pripažinti jį, kaip dabar sakoma, nukentėjusiu nuo sovietinės okupacijos, taigi niekas neskubėjo. Ir visos problemos išsisprendė Airijoje. Kaip būtų keista, taip. Jie ten abu turi darbus pagal jėgas ir sugebėjimus. Per gana trumpą laiką sugebėjo įsigyti namą. Dukra Gintarė lanko mokyklą, tik dėja neturi galimybės mokytis lietuviškai. Pasak Birutės, Gintaras su žmona, nors į Airiją išvyko būdami subrendę žmonės, tame svetimame krašte nesunkiai prigijo. Sunkiau sekasi Gintarė, ji labai ilgisi Lietuvos. Jums turbūt bus įdomu sužinoti, kad mergaitės močiutė Birutė aktyviai reiškėsi Lietuvos spaudoje. Tada lėktuvėjai man davė paskaityti keletą savo straipsnių. Atmintyje įstrigo straipsnis pavadinimu Aš paskutinį kartą lietuvė. Tai, sakyčiau, jaudinantis pasakojimas apie anūkę Gintarę, kurią tėvai išsivežė svetur, jau pramokusią lietuviškai skaityti. Mergytė išvykdama susirinko savo knygeles ir pasakė močiutei Aš paskutinį kartą lietuvė. Padavusi man savo straipsnį tokiu pavadinimu, Birutė nubraukė ašaras. Paskui aš perskaičiau dar vienu jo straipsnį pavadinimu Padovanok man Lietuvą. Bet ką čia, Andriau, kalbu? Kai atskridome į Airiją, aš paprašiau Birutės padaryti man abiejų straipsnių kopijas. Gal jie, maniau, bus įdomus tiems mano tada iš tarybinės kariuomenės bėgusiems bendražygiams, kurių dauguma baladojasi kitose šalyse. Su kai kuriais iš jų iki šiol palaikau ryšius. Jie ragina mane nevargti Lietuvoje, kurios valdžia išdavė mus tada, ir kuri iki šiol akla, ir kur čia vargstančiai daugumai. Gediminas pasirausė pilvotame to paties mėlyno aplankulo turinyje ir padavęs Andriui 2 lapus tarė Perskaitykite tuos minėtus Birutės straipsnius. Ką pabraukiau, skaitykite balsu.
Andrius įdėmiai bėgo akimis nepažįstamos moters kūrinio eilutėmis ir Gedimino prašymu garsiai skaitė tai, ką šis buvo pabraukęs. Telefono skambutis iš tolimosios Airijos ir švelnus Gintarės balselis. Padovanok, močiutė, man Lietuvą. Kaip? Klausiu šešiametės anūkės, o ji, aš atiduosiu visus žaislus, lėles, tik tu man padovanok Lietuvą. Tegul Lietuvos vaikai žais mano žaislais, o tu padovanok man Lietuvą. Bandėme mes Gintariai dovanoti Lietuvą, siuntėme į tautinius rūbelius. Kelias į žvaigždes dainininkų diską. Ji džiaugiasi, didžiavosi prieš airių ir kitų tautybių vaikus. O vietiniai gyventojai lietė lietuvišką rūbą, bučiavo lietuvaitę, kuri sugebėjo savo mokyklėlės draugams reprezentuoti savo tėvynę Lietuvą. Taip aš anūkiai dovanojau Lietuvą, bet ji vis klausė, kada iš tikrųjų padovanosiu Lietuvą, kada ji galės sugrįžti ramiai ir saugiai gyventi laisvoje, nepriklausomoje ir atsikūrusioje tėvynėje. Kas jai atsakys į šį klausimą? Paaugus anūkiai paaiškinau, jog Lietuvos padovanoti negalima, jos ir parduoti negalima. Kol bus gyvas nors vienas lietuvis, ji, Lietuva, bus gyva. Ją galima tik išduoti, kaip padarė tie, kurie nužudė Jurą Abramavičių, kurie ištrėmė mūsų vaikus iš Lietuvos savo norų, kabutėse. Žodis laisvė sutryptas ir palaidotas. Laisvė šiandien ieškojimas duonos kąsnio svetur. Kągi, baigė skaityti, tarė Andrius. Šiuose straipsniuose išlietas motinos ir senelės skausmas. Manau, panašiai pasakytų ir motinos kitų vaikinų, kurie tada bėgo iš tarybinės kariuomenės, tikėdamiesi laimingo gyvenimo laisvoje Lietuvoje, o galop atsidūrė užsienyje. Tai ne tik motinų, jų vaikų ir anūkų skausmas, tai visos nykstančios Lietuvos tragedija. Bet žinote, Andriau, kas mane iš to Birutės pasakojimo ypač sukrėtė, paklausė Gediminas. Na, čia jau ne apie mergaitę Gintarę, bet apie jos tėvą Gintarą. Žmogus, tada bėgęs iš tarybinės kariuomenės, dabar gyvendamas svetur, garbingoje vietoje laiko išsaugotą Tarybų sąjungos vėliavą. Ir ilgisi ne dabartinės Lietuvos, o anos, tarybinės, ko aš jau, nesugebu suprasti. Tiek to, tai jau jo reikalas, tačiau apie mūsų iš tarybinės kariuomenės bėgusių ir nusivylusių visomis besikeičiančiomis Lietuvos valdžiomis vaikinų likimus vertėtų parašyti. Aš apie tai pagalvosiu.